Apšilimas yra labai svarbus dalykas prieš bėgimą, dėl to, kad yra sumažinama traumų rizika, visas kūnas yra paruošiamas fiziniam krūviui. O kad sumažinti traumų riziką, reikėtų apšilti gerai visus raumenis, pradedant nuo viršaus iki apačios. Būna labai dažnai, kad mes esame apsimiegoję, todėl pats geriausias pratimas būtų pradžiai stipriai įkvėpti ir iškvėpti 4 kartus. Po to žemėjančiam apšilti pečius, 4 kartus atgal mostai būtų, 4 kartus į priekį, torso visi pasisukimai į šonus, apšlaunų, taip galinės dalies pratempimai, šlaunų priekinės dalies pratempimai, čiurnų pasistebimai ir vienas geriausių, natūraliausių pratimų būtų pritūpimai, tuo metu apšilamas visas kūnas, tiek kojas, tiek pilo presas, tiek nugara. Ir kūnas yra paruošiamas fiziniam darbui. Apšilimas turėtų būti nuo 5 iki 12 minučių, derinant tiek aktyvaus judesio pratimus su tempimo pratimais. Patys pratimai turėtų būti kartojami nuo 10 iki 12 kartų, o pratimai tempiami nuo 10 iki 15 sekundžių. Tai yra pilnai užtektų, kad raumuo išsitempia ir pasiruošęs yra fiziniam krūviui. Nei per daug, nei per mažai. Artėjant didžiausiai čia Vilniuje rugsėjo mėnesio bėgimo startui, linkiu jums visiems gero starto. Ir pasitikėti savimi, įvertinti savo fizinės galimybės ir įveikti pilnai save.